Labas vakaras, malonus 14-ojo atviro Lietuvos pučiamųjų instrumentų orkestrų čempionato žiūrovai. Šis tarptautinis orkestrinės muzikos renginys puoselėja senąsias dainų švenčių tradicijas, kurių atsiradimo ištakos siekia net XIX amžių ir yra kilusios iš Šveicarijos bei Vokietijos. Renginyje dalyvavo per 1000 muzikantų, dirigentų, kompozitorių, orkestrų vadovų. Šįmet čempionatas buvo ypatingai spalvingas tiek muzikinė, tiek ir kultūrinė prasme. Tarptautinis orkestrinės muzikos renginys sulaukė svečių iš Latvijos, Estijos, Nyderlandų ir netgi Šveicarijos. Šios šalies atstovų dalyvavimas ir parama orkestrų čempionatui neeilinė atsivėrė svarbus istoriniai, kultūriniai ir muzikiniai keliai. Orkestro čempionato tikslas išlaikyti ir kurti naujus kolektyvus Lietuvoje, ruošti juos dainų šventėms ir kelti orkestrų muzikinį lygį. O šiandien vyko A brass, B ir E kategorijų konkursai. Šio vakaro metu bus skelbiamos nominacijos ir išdalinti prizai bei diplomai. A kategorija už valsą Gėlelė. Geriausias atliktas kūrinys. Nominacija tenka orkestrui Dudesys vadovas Vilmantas Vapso. A kategorija koncertinio orkestro kategorijoje A grupėje Šakių kultūros centro pučiamųjų orkestras vadovas Einaras Martinaitis. B kategorija. Tas, visąlaik nežinom, Tado sakėm paklausti, ar čia tas kelias į Vilnių vešim, ar tas kelias į Vilnių. Tadas Šileika, tas kelias į Vilnius. B kategorija. Šiaulių universiteto pučiamųjų orkestras vadovas Anatolijus Kavaliauskas. Tas kelias, paėmėm, primeti. C kategorija. Tas kelias į Vilnių privalomas kūrinys. Geriausiai nuskambėjo orkestrui Saulutė ir vadovė Edita Gurevičienė. Taip pat C kategorija grojo privalomą Oliverio Vesti kūrinį Legenda Romanska. Ir nominacija tenka orkestrui Saulutė ir jos vadovė Edita Gurevičienė. B kategorijos brass orkestrų ir D kategorijos orkestrai buvo apdovanoti vakar.